Labas visiems, turime labai ypatingą svečią. Tai yra Gabija, kuri buvo išvykusi kai kur pagal Erasmus Plus programą. Dar turime keletą klausimų jums, miela Gabija. Na tai pristatykite, tai kur jūs buvote išvykusi? Tai aš buvau Turkijoje, labiau specifiškai tai Oludenizo miestelį, kiam nedidelė, labiau turistų miestelį. Niekada nebuvau Turkijoje, būtų gerai išvažiuoti. Dabar prieš vykstant į Turkiją, kokie jūsų buvo lūkesčiai? Labai tikėjotės dėl kažko? Šiaip nelabai ko labai tikėjausi, nes jau buvo antras kartas važiuojant. Tai tikėjausi gal labiau susibendrauti su visų kolektyvu, labiau vėl pagerinti savo anglų žinias, gal ir išmokti turkų labiau. Tai jūsų lūkesčius pateisino? Tikrai taip, netgi viršijau tos limitus. Na, vykote į Turkiją, taip, be abejo įgijote įvairių naujų įgūdžių. Kokių specifinių įgūdžių įgijote, tokių, kurių neturėjote prieš vykdant? Tai gerai, gal pasikartosiu, kaip ir sakiau, gal pagerinau daug anglų žinių. Tai taip pat ir turkų daugiau išmokau. Turkų? Okei. Tai kaip turkiškai labas? Merhaba, selam. Salam aleikum. Okei, super. Na, o tai kaip Turkijos kultūra? Labai skirtumas didelis? Tikrai taip yra labai didelis. Jų labai platus. Tiesiog, nepalyginsiu su Lietuva. Atrodo, Lietuva, kaip čia gražiau pasakyti. Mes atrodo, turi ten savo tos kultūros, bet mes šiek tiek esame ir paėmę iš kitų šalių tas kultūras ir tiesiog savo prisiderinę. O pas juos yra labai plati. Ir tiesiog, labai net faina iš tikrųjų žiūrėti. Plačiau apie kultūrą Turkijos galite pasinaudoti paieškos sistema Google. Taip, truputėlį panagrinėti. Nebūna stažuočių be iššūkių, šiaip gyvenime nebūna nieko be iššūkių. Koks didžiausias iššūkis buvo nuvykus ten? Tai gali būti iš darbo, tai gali būti šiaip tiesiog klimatas ir panašiai. Labai teisingai iš tikrųjų pasakėt, klimatas. Iš pat pradžių labai iš tikrųjų sunku buvo pritapti, nes pripras prie klimato, nes mes atvažiavom per patį bumą, Liepos mėnesį, tai ten 40, mes plūšom, dirbom visi šlapi, bet paskui pripratom ir dabar čia atvažiavom, chaladilnikas, taip, šaltas ir pripras. Chaladilnikas. Gerai, vieno pagrindinio dalyko mes nepaminėjom, kokia jūsų profesija? Virėja, kulinarė. Okei. Tai darbas garantuotas. Gerai, jūs dirbote komandoje. Taip? Kaip komanda? Lengvas darbas komandoje buvo? Ar buvo geri lyderiai komandos? Ar buvo viskas labai taip? Ar tiesiog buvo biški ten? Kaip jūs? Tai aš dirbau 4 sektoriuose. Tai pirma šaltoj virtuvėj. Tai tenai, kaip čia pasakyti, labiau toks nejaunesnio amžiaus žmonių grupė, bet irgi labai gerai sutarėm, nes mokėjau pati komunikuoti su jais, jie iš vis anglų nemokėjo, tai gestais, vertėjų, visai kaip paskui Irgi tas pats. Give me this, cooking food, duok tą, okei. Tikrai taip, realiai iš tikrųjų gal net angliškai net nereikėjo, tu galėtum lietuviškai ir šnekėti ir vis tiek gestai stovi, ir vis tiek kažką vis tiek supras. Super. Taip. O kaip dėl pačios tokios konkretesnės pareigybės, ar buvo tau, pavyzdžiui, pjauti svogūnus, ar tai buvo daug tokių įvairių dalykų? Kaip ir norėjau pasakyti, kad aš jau per 4 sektorius, tai va šaltoj virtuvėj, tai labiau ten grinai pjaustydavai, grinai daržovės, tada šiltoj virtuvėj jau gamindavai karštus patiekalus, jau čia labiau jau plačiau, tada mėsiniai, irgi dirbdavai bufete, ten prie žmonių,
ten kepdavai mėsytės, žuvis, jau irgi plačiau, o iš vis a la carte nuėjus, tai tada jau grynai užsakymais dirbdavai. Jau ten hamburgerius, viską jau. Tai ši stažuotė išvyko į Turkiją. 3 mėnesių. Wow, pavydžiu. Taip reikėjo dirbti, tikrai pavydžiu 3 mėnesių. Tai ar tai paveikė tavo karjeros planus, tikslus ir kažkas tokio, dabar norėčiau tą daryti, vis dėlto po Turkijos, dabar norėčiau aną daryti. Ir buvo kažkoksai momentas, kai tu pagalvojai, kad wow, Turkija keičia mano gyvenimą. Tikrai taip, netgi man dabar, kai čia grįžus į Biržus, net mokytojai irgi pastebėjo, sako, čia net ne tu, nes aš prieš metus iš vis sakiau, net nieko nebenorėčiau tęsti net su šito profesija. Sakau, iš viso ne, dabar jau viskas persimaišė ir atrodo, dar norėčiau dar kažką kilt karjeros laiptais. Tai ar galėtum duoti kažkokią rekomendaciją, kažkokį gerą ir svarbų žodį mokiniams, kurie galvoja, ar aš turėčiau važiuoti Erasmus Plus stažuoti, ar neturėčiau važiuoti, ar ten iš vis ką ten važiuoti, čia nėra, kaip sakant, nereikia man mokytis, man nieko nereikia, nenoriu aš apie Erasmus, aš nieko nežinau. Ir galėtume pasakyti, kad kodėl verta dalyvauti Erasmus Plus stažuotės. Šiaip tai labai verta ir čia nereikia bijoti eiti, vis tiek nebijoti rizikuoti, vis tiek nieko neprarasit, čia tiesiog tau lik ant padėklo viskas padėta, tu tik turi pasinaudoti tai ir paskui pasinaudojęs tai suprasi, kad tai yra labai geras dalykas. Vienu žodžiu taip, net ne vienu žodžiu, o keliais žodžiais trumpai tariant yra taip. Tu nepabandęs, tu nežinosi, ar gerai, ar negerai. Elementarus dalykas, ne? Tu nepabandęs, tu nepabandęs šokti į eketę, niekada gyvenime, tu negali teikti, kad nesąmonė, ten susirgsi visą kitą, žinai, tai ten nieko jokios naudos. Bet jeigu tu pradėsi, žinai, tai galvot po truputėlį. Taip, kartą pradėjęs valgyti tinginį, tu žinai, kad viskas, tu turėsi valgyti jį. Tu nebus taip, kad kartą suvalgęs tinginį, tu jį daugiau jo nebenorėsi. Ne, gal ir yra tokie žmonių, man tai, labai, ypač kai tai aukštumai. Gerai, jūsų mėgstamiausia akimirka ir patirtis pačioj Turkijoj, tai nebūtinai gali būti susijęs su darbu. Bet taip, kas buvo taip, wow, pirmą kartą kalnuose, wow, ar ten viešbutis kažkoks, wow, dar kažką, žinai, gal patyrė kažką tokio? Žinokit, labai buvo labai tokių mixed emocijų, turbūt kiekvienoje situacijoje, net ir pačiam darbe ir taip pat, kai keliavom, taip pat, kaip minėjote, į kalną, į Babadamo kalną. Nežinau, čia koks kalnas, čia, tarkim, čia Babadano, bet tiesiog čia yra Turkijai. Taip, yra Turkijai ir taip. Vaizdai super, ne? Tai tiesiog viskas, tarai, wow, kalnas. Wow, kokia virtuvė. Taip. Wow, kokie žmonės. Taip. Wow, jie nemoka angliškai. Ne, gal ir moka, bet manau, kad ne visi labai, kaip čia pasakyti? Kaip sako, English very broken. Bet ir tai yra labai daug dirbančių jaunų labai sielų ir jie nemoka anglų. Ir tai labai yra iš tikrųjų taip net keista. Šokiruojant. Jo. Bet... Aišku, viskas okei, jie turi savo kalbą, viskas svarbu, gali susikomunikuoti. Bet taip, yra šalių, kur kartais galvoji, aš moku angliškai, čia aš visur galiu varyti, visur galiu susikalbėti ir nuvažiuoji ir tu negali susikalbėti. Ir tu tada supranti, kad vis dėlto reikia mokytis kalbų. Gerai, na ir norėčiau paklausti vieną tokią klausimą paskutinio. Kaip manai, kokią reikšmę Erasmus Plus programa turi jaunimo tarptautiniam mobilumui ir profesiniam tobulėjimui? Tai vat, tu kaip manai, kokia ta reikšmė viso šito Erasmus Plus, kuris praturtina gyvenimus ir išlaisvina mintis? Ką tu manai apie Erasmus Plus bendrai? Ar tai tikrai praturtina gyvenimus ir išlaisvina
tikrai taip šitą faktą netgi paneigsiu, kažkokia paneigsiu, norėjau sakyti. Patvirtinsi. Aha. Nes, kaip čia pasakyti, neįsivaizduoju, kad išreikšti. Tas tarptautinis matomumas. Labai geras dalykas. Tiesiog Varom. Savaitgalį varom į Turkiją, savaitgalį varom į Kiprą, varom ten, varom ten. Tai Erasmus Plus tikrai yra super. Tai iš tikrųjų žmogaus, ta prasme, mokinio. Tai vat neslėpsiu. Ateitį iš tikrųjų labai gali pakeisti, netgi labai gali pakeisti. Būtent. Tai vat, labai ačiū už pokalbį, tai buvo labai super duper geras pokalbis. Ačiū ir tikiuosi ne paskutinį kartą ir linkime sėkmės ateityje. Labai dėkoju. Tai vat, ačiū ir iki kito karto. Viso.